Smartway – sumanus kelias į pergalę. GoSmartway.lt ir vaistinėse. Labadiena, mėly LRT Plus televizijos žiūrovai, labadiena, mėly krepšinio sirgaliai, labadiena, moterų krepšinio gerbėjai. Taylor Murray visiškai laisva, nors nėra amerikietė pasižyminti taikliais tolimais metimais, o čia Solopova dabar iš to paties kampo tiesiog pakartoja Mahmudžiai, nepataiko antruoju bandymu. Ir greitą polimą. Kokia graži ataka. Justina Miknaitė labai susijaudinus, matyt, kad liko viena su krepšiu ir taip išsibalansavo mergina, darydama, kurios vėliau virs laisvais baudų metimais. Sinickaitė prieš Klaudien daug klaidinančių judesių ir rodo Brigita, kad ir dešinė ranka gali užsibaigti. Va čia yra gali. Rūta Stipra iš 3 taškų zonos meta ir tai yra trečias Rūtos Stipros tritaškis. Eglė Sabotaitė su dvigubinta gynyba prieš ją, kaip gerai ginasi neptūnietės Taylor Murray. Visiškai laisva, viena mėgaujasi krepšiniu. Sudėtingas, gražus metimas. Rekordinė Neptūno persvara, 26-19, Aukštikalnytė lenda po krepšiu. Vėl nors aš galėjusi galbūt ir pati sužaisti, nes čia visiškai užstrigusi klaipėdiečio ataka, kuri vyksta kitoje pusėje. Nei prasidėjo Audronės Stanevičiūtės benefisas ir čia. Cižauskaitė 4 tašką pelnė šiose rungtynėse, Daugilė Ūsė po krepšių, nei Klaudien. Čia jau gerai suregsta. Neptūnietės su pilna jėga. Katė Vilka jau kitoje aikštės pusėje. Patikima Solopovos užtvara, 5 taškas iš eilės taktika. Išskaičiavom. Prie kurios reikės kažkaip priprasti Egidijui Ženevičiui ir reikės... Bet kuriuo atveju bent jau šitie šeimininkės turėtų būti pripratusios. Turėtų. Rūta Stipra šiandien prieš Daugilę ne taip paprasta. Na, Daugilė naudojasi savo pranašumais. Sidney perdavimas pabėgusi Justinai Miknaitei jau. Į greitą polimą nepavyksta pabėgti. Sidney Taylor per Sinickaitę. Poleidžia tritaškį metimą ir... Ir 10 sekundžių teisingai. Brigita Sinickaitė nesinaudoja Rūtos Stipros užtvarą visas. Varžo kamuolį žaidimą Solopova. Brigita Sinickaitė, Eglė Šventoraitė likusi visiškai laisva po... Taip, surado gražiai. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, dar kartą puikiai sustoja gynyboje klaipėdietės Sidney Taylor prieš Katę Vilką. Pažiūrėjo, kiek liko dar laiko iki atakai skirto laiko pabaigos, tai yra Sidney žaidimas. Sidney Taylor turi naudotis dabar likusią prieš ją gynyboje. Tai dalykai ir ne, kurie atsitinka. Sidney Taylor, na dabar jau gali. Brigita Sinickaitė. Marina Solopova iš 3 taškų zonos. Kiek? Ir tai yra viskas. Vilniaus kibirkštis išgyvena pragarą, išgyvena klimato kaitą šiose rungtynėse.